tad pusė valandos ar Taip, 30 minučių tikrai. 30 minučių. Gerbiamas kolegos, gerbiami organizatoriai, iš pradžio tradiciškai noriu taip pareikšti jums savo dėkingumą už tą garbę, kad jūs mane pakvietėt, ir už kantrybę, kurią jūs turbūt turėsit mane išklausyti, o gal ir už posų, kurie aš taip čia leisiu savo paišdykauti. Tai tradiciškai tokie žodžiai, tikras toks tradiciškai jums dėkingumas. Ką aš norėčiau jums pasakyti? Iš pradžių tikrai porą žodžių, tokių labai asmeniškų. Kaip nekeista, ne tik priklausomė gydytoja, taip, esu surištas su jūsų ligoninė, bet taip ir įdomi tokia likimą. Mane taip 2 kartus likimas norėjo išsiųsti į šitą ligoninę. Čia pirmą kartą buvo 1962 metais, kada aš tik baigiau institutą ir tada psichiatrijai reikalingi buvo gydytojai. Ir pirmas siūlymas vietas, kur tikrai norėjo mane čia išstumti, tai buvo Švietinos psichiatrinė ligoninė. Kažkaip nepasisekė likimui mane čia išsiųsti iš pirmos kartos, todėl kad tikrai Utina buvo arčiau prie mano gimtinė, praktiškai prie gimtinės Vilniuje. Ir ten buvo tikrai daktarai tokie žinomi, už ką dėkingas visą gyvenimą likimui. Vienas iš korifėjų Lietuvos psichiatrijos daktaras Antanas Maršmalskis, direktorius, man kol kas geresnis negu Vyčius, todėl kad pirmas mano direktorius buvo Dmitrijus Dmitrijevičius Kryžanovskis. Ir eilė rajoninė ligoninė taip pat buvo eilė labai gerų daktarų ir aš be abejo ten susigundžiau turėti ir psichiatrinę praktiką labai gerą ir tokią somatinę praktiką. Paskui antrą kartą po 5 metų, 1967, kada aš baigiau ordinatūrą, 3 metus atidirbau, baigiau ordinatūrą, vėl mane norėjo čia siūsti į provinciją. Bet aš jau buvau užsikabinęs už Vilnių, už labai įdomių pacientų, tokie, kurie galėjo mane taip ir neišleisti iš Švėkšnio, taip ir pasilikau. Švėkšnė iš Vilniuje, bet to taip Švėkšnė kažkaip mano likime turi šiokią tokią reikšmę. Ir dabar, kada ne per prievartą, apie jau tokį pašaukimą, jūsų taip asmenybė ir taip aš čia atvykstu, tai tikrai dėkingas. Ir noriu pasakyti, kad tikrai labai dėkingas tokia įdomi programa. Tikrai, jeigu daugiau nieko čia nebūtų, ir net ta, ką čia parašyta, nebūtų įvykdyta, tai tikrai norėčiau ateiti, kai dėl to, kad tokia programa yra. Tikrai galvoju, kad gausiu įdomių įspūdžių. Mažiausiai tai duosiu įdomių klausimų, kad kolegos man atsakytų, ką aš pats nežinau. Taip. O dabar vis tik tiek ilgai ėjus pas jūs, ką man jums norėtųsi duoti. Jūs tikrai pas jūs ir paklausti, gal jūs, kaip daktaras teisingai sako, praktikas esu pačiupinėti, kokie jūs kolegos čia esate. Duosiu, ar imsit, ar ne. Klausinėsiu taip pat, sakysiu jums, klausinėsiu jums, taip pat pačiupinėsiu. Kaip jūs čia provincijoje dirbat.
Tai kada aš pažiūrėjau visą šitą programą, tai vis tik kaip iš viso, tai dabar žiūrint programą, man trūksta tikėjimų, trūksta religinio prado. Mūsų psichiatrai iš viso, ir šitą programą taip pat religinio prado. Tai man panorėjosi pakalbėti su jumis, kiek čia įmanoma, ir gal ką nors ir parodyti, kokia gali būti psichiatrija, jeigu jį turės savyje daugiau tikėjimų. Norėtųsi pažiūrėti į psichiatriją, o gal ir pastumti jūs, o gal ir kitų biškį į tikėjimo pusės. Todėl, kad jūs žinot, visam pasauliu praktiškai, mano įspūdis, Lietuvoje taip pat psichiatrija yra tokia netikinti. Tai kad jūs taip jau pačiupinėti, kokie jūs esat, tai vat aš jūs paklausiu. Čia vis tik mes specialistai. Kas iš jūs yra netikintis? Pakelkit ranką. Visi tikinti. To aš jums parodysiu, kad tai nėra. Tai. Ir tik iš anksto neįsižeiskit, viską, ką aš sakau apie jūs blogo, tai čia tą pat liečia ir apie mane. Tai. Mielas Artai, aš labai atsiprašau, vieną sekundę. Jeigu bus klausimai kažkokie tai ypatingo tokio aukšto lygio, kas liestų dvasinius reikalus, religinius reikalus, tai mes turim etatinį savo ligoninės kapelioną, kuris pasėdė, kaip matot, ganėtinai tvirtas stambus vyras, tai mes jau remsimės jo tiesiog tokią priedangą, ar kaip pasakyti. Mes esam ketvirta ligoninė, kuri etatinį žmogų savo rate turime. Dabar ministerija ir vyriausybė ir aplamai visa politika pradėjo įsisąmoninti, kad sveikata be tikėjimų ko gero yra kažkas tokio nelabai padriko, gal nelabai nesuderinamo tiesiog. Ir mes džiaugiamės mūsų kapeliono Antano, kuris yra ir mūsų konferencijoje, ir visus karščiausius klausimus prašom adresuoti jį. Nu, žinot, kaip savo popą bijau, atės Michailų minė pas mane yra tai kapelioną, aš taip pat biškį pridėjau, o tai galbūt aš jį neliesiu, bet visi tai tikrai nori paliesti. Reiškia, matot, visi pasireklamavot, kad esate tikinti. Dabar ne visų aš kankinsiu, bet tai vieną kitą vis tik patikrinsiu. Kas iš jūs gali išvardinti pagal eilę 10 Dievo įsakymus? Paprašysiu pakelti ranką. Viskas aišku. Taip, gerai, 10, a dar 9 iš Naujojo testamento, dar 9 iš viso, tai 19 pas tikrų krikščionių yra. Galėsit išvardinti? Nematot. Tai vat taip mūsų yra reikalai su mūsų tikėjimu. O kas liečia dar, kad tikėjimą mes galėtum pasinaudoti savo darbė, tai atsiprašau, turbūt ir kapelionas, jeigu panorėtum su tikru psichiniu ligoniu, dvasiniu ligoniu galbūt, nors čia nežinau, kaip čia skamba lietuviškai, tai jis negalėtų taip gerai prisitaikyti. Ir dėl šito aš galvoju, kad tikrai ir yra psichiatrija mūsų šiuolaikinė, ir Lietuvoje, ir visam pasaulyje turi šiokią tokią krizę. Kai kuriuose vietose tai labai gili krizė, kai kuriuose mažiau, bet dėl to, kad tikėjimas abstrakčiai yra, bet kad jis būtų praktinis ir veiksmingas, tai jo nėra. Čia aš taip jums parodžiau dabar, o dabar noriu kiek dar nemalonu pačiam apie viską kalbėti ir nuo savo vardo,
aš taip porą noriu pacituoti autoritetų. Pirma, taip pat praktiniai tokie autoritetą. Mano kolega, mano draugai, mano mokytoja, vienas didžiausių psichiatrų, psichoterapeutų Rusijoje, tai Mark, kuris taip mano krizė psichiatrijos ir nesenai, kada mes su juo Maskvoje kalbėjome apie šitą, tai aš užrašiau, reiškia, ką jis mato. Tai sako, kad dabartiniam psichiniam ligoniui, dvasiškai sergančiam ligoniui, išskyrus receptų, jokios pagalbos. Antrą kartą jis pasakė, kad su ligoniais šiuolaikiniai psichiatrai, ypatingai, žinot, nauja raida, kurie po perestroikos atsirado paskutinį, kuriem nuo 25 iki 40 metų. Tai, sako, kalbėti su ligoniais psichiatrai nemoka. Rusiškai taip, razučiais. Taip, yra dauguma iš jų įsitikinus, kad kalbėti reikia tik su vaistų pagalba. Dar geriau su vaistų rinkiniu pagalba. Nu, jeigu kalbėti su psichiniais ligoniais, tai galima tik su neurotikais. Su psichotikais, psichiškai sergantis, endogeniniais ligoniais, tai yra įsitikinęs, nu, yra populiarus toks. Nu, beprotis, ką paimsi, paruskis rušit dar geriau. Sumažėsi, što возьмешь, ką su juo kalbėti. Jeigu jau kalbėti, net su neurotikais, tai yra dėl to, yra dauguma psichiatrų įsitikinus, kad ligonis vaistų pamiltų. Taip. Ir reikia vis daugiau vaistų, kad vieni vaistai pašalintų pašaliniai poveikiai nuo kitų vaistų. Nu ir svarbiausia jo mintis, kurį taip pat norisi pacituoti, tai reikia gydyti šiuolaikinį ligonį. Na, nežinau, kaip čia lietuviškai pervesiu, bet rusiškai skamba labai gražu. Нужно лечить пассивным оживлением души. Gydymas įmanomas, kada mes pagyvinam ligonių sielą. Tai vienas mūsų klasikas. Dar galima sakyti, kitas klasikas iš Europos. Tikrai kol kas galvoju, kad jūs nematėt tokios knygos Jean-Claude Rachet «Исцеление психических больных». Tai gydymas psichinių ligonių. Ir ką įdomu toliau, patyrimus krikščioniško ryto pirmų amžių. Ta, kaip krikščioniai bando padėti psichiniais ligoniais prieš 1500 metų. Aišku, fantastiška knyga, taip, norėtųsi cituoti, taip, bet taip pat, kodėl mes esam krizėje ir turim įsisąmoninti, kad mes esam krizėje. Taip, jis rašo, kad žymus teologas rašo, kad yra daug terapijų, bet visi jie yra gana vienodi, verti vienas kito. Esanti įvairi terapijos yra mažai efektyvės prie daugelių neurozių ir psichozių. Psichotropiniai vaistai veikia tik ant ligos simptomus, bet daugumoj į priežastis neveikia.
Jie atnešė be abejo neabejotiną, aš atsiprašau, verčiu iš lūpų kalbos, tai ne taip gerai išeina. Rusiškai, ну тогда вот, как процитоте, это текрать. Смотрите, как хорошо звучит. Они приносят бесспорное облегчение, сокращая патологические проявления. Но в обмен происходит притупление и торможение, внутреннее и внешнее, которые зачастую заставляют больного страдать в той же мере, что и сама болезнь. Однако многие психиатры имеют мудрость видеть в этих лекарственных назначениях только воспомогательные средства, предназначенные прежде всего для расположения больного к основательной психологической терапии. Но последнее применяется редко. Вот Белко аж текрай бывал сужалета с тех чабус психологу и тех бандисим кальбети apie sergančių žmogaus ne tiek psichopatologijai, tiek psichologijai, į kaip jam padėti. Nu, esam tokioj krizėje. Taip, dar nuo savęs noriu pasakyti, pabrėžti, kodėl yra dalinai krizė. Nors, kada aš lyginu psichiatriją, kokie buvo prieš 48 metus, kada aš aktyviai pradėjau domėtis psichiatrijos, dabar, tai rodosi progresas milžiniškas, nepalyginsi. Tada, kada aš pradėjau, buvo 3 psichofarmakologinės naujos priemonės. Tai buvo tada aminadinas, milipraminas ir atsirado greit pelininas. Dabar mes turim apie 500 įvairių vaistų. Atrodo milžiniškas. Kada aš pradėjau savo praktiką, kiek aš prisimenu, buvo apie 100 psichiatrų visoje Lietuvoje. Dabar jų yra 480. Psichoterapeutų, tai atsiprašau, bet man atrodo, iš viso buvau aš tik vienas. Buvo, kurie domėjosi psichiatrai, bet taip kaip rimtai, kad organizuotų ir kabinetą psichoterapinį, ir paskui ten skyrių, ir apmokama, nebuvo dar. Dabar yra apie 250 psichiatrų. Iš viso atrodo, kad labai mes progresuojame. Bet iš tikrųjų vėl patikrinimas, tai žinom, kad yra 480 psichiatrų. Kolegos, tai kiek jūs žinot gerų psichiatrų? Kas drąsus, ką pasakyti? Taip. Nu kiek? Yra 480. O, gerai, Po 100 dalyčiau tai pavardinti. Atskirai reikia spėti. Bet tai čia mano spėti, kurie man atrodo, tai aš užsiau iš tiesės. Nu gerai. Žinot, kad jis nesijaustų labai gerai čia, aš pasakysiu, mokslas tvirtina kažką kitą. Mokslas tvirtina, kad visose srityse gerų specialistų, ar čia bus inžinieriai, ar mokytojai, ar psichiatrai, ar chirurgai, yra nedaugiau 7%. O kiti, geriau, по-русски говоря, в руки им не попадаются. Tai mes net nežinom tikrai gerų savo kolegų. Yra, aš nebijoju, kad yra. Galbūt ir tiek, kiek jūs sakot, bet aš tiek daug nežinau. Savo ligoninėje nesenai buvo labai didelis konfliktas pas mane su mūsų kolegomis, tai iš 12 gydymo tarybos palaikė mane tik vienas. Visi kiti buvo Oi, kokiuose problemuose jis mane jie mane nepalaikė. Mane nepalaikė ir aukštam lygyje. Gerai. Tai žiūrėkit, mes nesusigaunam savo kolegose. Taip daug yra naujų, jaunų. Iš viso daugumą psichiatrų yra jauni, aš atsiprašau. Kaip jie gali būti geri?
pats jaunas esi, tai dėl to... Kaip psichiatras tai. Tai dėl to taip ir galvoju, kad visi geri, todėl kad jauni. Tai, kaip senas išlaikytas vynas geras, nu tai vat, taip. Tas pats galima pasakyti ir apie vaistų. Žiūrėkit, kolegos, jeigu yra 500 visokiausių vaistų, tai kas čia reiškia? Kad ne vieno gero nėra. Taip, tokia universalaus. Ir susigaudyti, nors aš pripažinsiu tiesą, esu geras gydytojas, bet žinau vaistų nedaugiau 20. O tų, kurie aš tikrai žinau ir moku naudoti. O visi kiti, ką rašo reklamose, tai mano geri kolegos ir iš Peterburgo, ir iš Maskvos, ir iš Varšuvos sako, visgi šitie pirkti šitais, užsakyti šitie visi straipsniai. Laikas parodys. Taip pat esam krizėje. Nu ir iš viso, jeigu, kada aš pradėjau, tai aš žinojau apie 20 ligų psichiatrijai. Dabar, kiek mes žinom, pagal paskutinę klasifikaciją, 374 lygus. Galime jų žinoti? Negalim. Krizėje esu. Tada žinojau 20, per vėlesnį daugiau 20 žinau. Tai turim krizės. Mes daug žinom apie lygų, bet kas iš mūsų žino apie sveikatą? Taip. Kas iš jūs, kolegos, gali pasakyti, kas tai yra sveikata? Kas tai yra dvasinė sveikata? Labai sunku atsakyti. Tai mes užsiimam lygomis, tai simptomais, o simptomų, kaip jūs žinot, proporcija yra tikrai 1:10. Jeigu yra 370 lygų, tai tada yra 3000 su visko įvairius simptomų ir simptomų. Ten mes gilinamės, domimės, o kas tai yra iš tikrųjų sveikata, tai mes nežinom. Mes nežinom, kas yra siela, arba kas nors iš jūs gali pasakyti, kas tai yra siela. Mes rūpinamės dėl sielos. Kas yra siela? Mes pasakysiu, kad jūs negalvotų, kad aš iš jūs tikrai tyčiuojusi, ir man yra labai sunku pasakyti, kas tai yra siela. Kas tai yra dvasia? Taip pat yra labai sunku pasakyti. Jeigu taip, mes prieinam labai rimtai. Čia tikrai mes psichiatrai turim su tokių rimtų dalykų, kurie galima jų, žinot, įsisavinti iš tikrųjų tik per ilgus dešimtmečius aktyviai dirbant. Aktyviai ne tik jų apmastant, bet įsigyvenant į šitus suvokimus. O mūsų ligoniai tai iš viso beveik jiems nepasiekiami dalykai. Nu, bet galim mes tai ligonėms rodyti, kas tai yra ir siela, ir dvasia. Ir aš tai pabandysiu jums parodyti. Aišku, galbūt ne visi pamatys iš toli. Bet kada aš ligonėm noriu pasakyti, kas tai yra siela ir kad jie turi rūpintis savo sielą, tai vat rodau tokią fotografiją. Vat čia yra sielos fotografija. Iš toli nesimato, yra šunys. Taip? Taip. Toks labai simpatiškas. Taip? Į viršui parašyta. Jeigu jūs turit šunį, tai jūs grįžtat не и нама, а намо. Значит, по-русски это звучит еще лучше. Если у вас есть собака, то вы возвращаетесь не в дом, а домой. Русский лабайскамба. Дом мой. Ира, дива бутибе, Ира села. И вот села ты Ира та, намаз, тут Ира и вайри, мусу прочесы.
tikrai pasiekti, kad mes šitą pajaustum, labai yra sudėtinga. Kas yra dvasia? Kitas šuniukas. Taip. Šuniukas, kurio, jeigu įsižiūrėti, yra šaltas, su kaltu žvilgsniu tokiu. Taip. Tai vat, čia yra ir apačioj čia parašyta net. Prasti minę, atleisk man, dovanok man. Taip. Tai vat, galima pasakyti, kad siela tai yra ta, ką vienyje mūsų vidinį pasaulį, o dvasia tai yra tas, kas vienyje mūsų su viso pasaulio, su kitais žmonėmis ir su ponu Dievu. Ir mes turim to rūpintis. Kaip mes turim to rūpintis? Teoretizuoti turėčiau labai daug ir bijau, kad taip nedaeitų iki jūs. Papasakosiu jums vieną atvejį. 5 minutės pasiliko, bet galbūt perduosiu jums tokį patyrimą. Jeigu pats neperduosiu, tai ačiū Dievui sugundžiau ir atvežiau savo seselę iš savo skyriaus, kurie tai buvo liudininkė, kad viską, ką aš darau, tai yra grina tiesa. Ir dabar pas mus skyriuje gydosi pacientas. Taip. Kurie patikėsit, jūs ar nepatikėsit, o jeigu taip religiškai žiūrėti, rūpinantis jo sielą ir tikintis, kad yra velniai, tai buvo apsėstas. Nu, turbūt jis ir dabar apsėstas. Kaip jis pasakoja? Apsėstas jis yra žaidimo aistra. Taip? Ot, pacituosiu jį. Kaip laiko nėra, tai dovanosit man, pacituosiu rusiškai, todėl kad jis yra rusas, lietuviškai tikrai nešneka, atvažiavo gydytis į mūsų skyrių iš Latvijos ir net mokau savo gydymą. Vyras apie 40 metų, savo laiku buvo kazino šeimininkas, turėjo 50 pavaldinių. Prieš 4 metus nusprendė, kad jis yra jau specialistas ir jis gali pažaisti. Ir kaip pradėjo žaisti, tai susirgo ir kaip jis pasakoja. Стою автомата, сатана рядом. Играю, сатана за мной. Еще играю, сатана со мной. Еще играю, сатана во мне. Еще играю, я в нем. Меня почти нет. И дальше. Есть только мой ужас. Знаю, что мои деньги настоящие, это те, что я заработал. Но мне нужны те, которые даром. Сначала, может быть, небольшие, но даром. Другим пусть будет так, пусть они зарабатывают, а мне даром. Чтобы почувствовать дармовые деньги, их должно быть много. Играю дальше, их уже много. Нормальный человек взял бы этих 50 000 литров и ушел. Но мне надо больше. Еще больше. Нужно подтверждение, что я счастливчик. Что я баловень судьбы. Я знаю, что я не баловень. Я 4 года играю и проигрываю. И один раз он проиграл 250 000 литров. Вот. Знаю, что проиграю в конце концов. Лучше бы проиграть в начале моих 5000 литров, с которыми я сюда пришел. Вот. Но я проиграю 50 000. А потом буду себя обвинять.
ją ničtodas. Ir va tokiai būklei jis pas mus atvyko. Kaip jam padėti, ant ko jis gali atsispirti? Taip. Galvoju, kad aš fantazuoju, ar ką, bet turi liudininkai, kuri tikrai dalyvauja ir šitoj diagnostikoje, ir šitam gydyme. Taip. Kaip jam galima padėti? Tai vat, aš galvojau, kad čia aš kaltas, kad čia aš pasiduodu savo idėjoms, ar pasiduodu savo aistroms. O dabar aš pajaučiau, dalinai dėka mums, kad šėtonas yra. Kad ne visai aš kaltas, o čia ir šėtonas. Jis mane užvaldė. Tada aš galiu pajausti, kad aš esu grešnis. Ir aš žinau, koks grėkas. Ir tikrai pasakoju. Nu, aš esu likimo numylėtinis, ar Dievo numylėtinis. O kiti, jis turi uždirbinėti pinigus savo. O man iš karto 200 000 litrų. Už porą valandų. O šėtonas mane gumdavo. Pirmas mirtinas grėkas, 7 vis tiek pagal vardus taip pat neišvardinti, bet pirmas neužmiršti. Turbūt niekada. Tai yra gardinė. Puikybė. Nuo to prasidėjo, kad aš kada žmogus pagalvoja, suvalgysiu obuoliuką ir būsiu toks kaip Dievas. Viską turėjo, tik vieno obuolio negalima buvo jam suvalgyti. Supranta, koks pas jo grėkas, kai nuo vieno grėko eina vis toliau ir toliau ir pradeda paskui sveikti. Nu, vat, ką galėjau per šitą pusę valandos jums perduoti ir pasakyti, tai perdodu, o paskui tai jau galėjau, ar jeigu galėsim bus kokį laisvą laiką, tai galėsiu ir dar toliau ką pasakyti ir atsakyti jūsų klausimas. Bet kolegos, kiek galėjau per šitą trumpą laiką, norėjau su jumis pasidalinti, kaip galima žiūrėti į mūsų lygos tikrai iš tikėjimo taško ir ieškoti ten savo pagalbos. Prašom, kol jūs ruošiatės. Daktaras įvardino 48 metus dirba praktinį darbą. Aš turėjau tokį vieną giminaitį, man yra 53 metai, tai tas buvo prieš kokią, gal 40 metų ir buvo. Jisai sirgo įvairiausiom lygom, jis buvo matytas tuometinių visų daktarų ir Kaune ir Vilniui, jis buvo kolūkio brigadininkas tais laikais. Darbas toks įdomus, niekad nenubodus, su kombinacijom, be kombinacijų, žodžiu, jam atsiverdavo opos, skrandyje, 12 pirštai, kepenys išėjus iš rikiuotės, šeimai laiko neskirdavo, jis sirgo, dirbo ir sirgo, tai būtų galima pasakyti. Ir jisai atvažiavo visus Lietuvos gydytojus ir pateko pas daktarą Aleksandrą Alekseičiką. Aš buvau dar mokinys, man ta pavardė nieko nesakė visai, bet jinai įsiminė man savo tokių išskirtinumų negirdėtą pavardė. Ir po daktaro Alekseičiko konsultacijos, nežinau, jūs ten įgydėt ar kaip, žodžiu, ar ten, jisai, man atrodo, gulėjo Vilniaus ligoninėje kažkurioje, gal tik konsultavot, tam žmogui pasibaigė visos opos, pasibaigė visi tokie kiti ten negalavimai, jisai sėkmingai sulaukė pensijos ir šiai dienai jis yra gyvas, aišku, jau senas, bet pakankamai sveikas. Tai va toks dalykas, dar rezimuojant apie daktarą Alekseičiką, ką reiškia praktika, ką reiškia ilgas profesionalo kelias. Dabar prašytume, atsiprašau, Marytė, būkit gerai pristatyti, nes aš per daug įsišnekėjau.